Ramybė jūsų namams nuo mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus. Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien laidoje norime pakalbėti apie tai, ką Biblija kalba apie labai žemišką dalyką – apie pinigus. Taip, apie pinigus. Jei kada manėte, jog šventajame rašte aprašyti tik dvasiniai dalykai, tuomet nustebsite, nes būtent apie pinigus ten parašyta ypač daug. Dievas niekada neprieštaravo mūsų norui gerai gyventi turint pinigų. Dievui labiau rūpi mūsų požiūris į pinigus ir priklausomai nuo to, pinigai mums gali tapti palaiminimu arba prakeikimu. Yra daug istorijų apie žmonės, kurie laimėjo didelės sumas loterijose. Keletas pavyzdžių. Jack Whittaker buvo sėkmingas verslininkas, kai laimėjo $315 milijonų, bet po kelių metų jis jau nieko nebeturėjo, jo žmona jį paliko, anūkė, kurią jis duodavo po $2100 per savaitę, mirė nuo narkotikų perdozavimo. Jis prarado draugus ir visus savo pinigus. Coley Roger buvo 16 metų, kai jį laimėjo 1,9 milijonus svarų. Ir jį išleido visus pinigus atostogaudama, pirkdama namus, daiktus, draugus, darydamasi plastinės operacijas. Ir kai jai buvo 22 metai, ji buvo vieniša mama su 2 vaikais ir didelėmis skolomis. Dabar jis sako: mano gyvenimas buvo tarsi šliaužimas. Tikiuosi, kad jis pasibaigė ir dabar aš galėsiu atrasti laimę, nes ta loterija man nieko nedavė išskyrus tai, kad atnešė nelaimės ir visiškai sugriovė mano gyvenimą. Žinoma, yra labai daug ir gerų istorijų apie tokius didelius laimėjimus. Tačiau norėjau jums parodyti, kad turtai gali atnešti žmogui ne tik džiaugsmą, bet ir skausmą. Dabar papasakosiu kiek kitokią istoriją, kurios pagrindiniai dalyviai yra prekybininkas ir jo sūnus. Prekeivis visada savo sūnui duodavo monetą, sakydamas: saugok ir kaupk, kad turėtum. O sūnus paėmęs monetą išmesdavo ją tiesiog į upę. Tėvas tai matydavo, bet niekada nieko jam nesakė. Sūnus per dienas nieko ir nedirbo, tik gėrė ir valgė tėvo namuose. Tačiau atėjus vienai dienai, prekeivis tarė savo sūnui: dabar, sūnau, eik ir užsidirbk pinigus pats, po to ateik pas mane ir parodyk juos. Šis nuėjo ir įsidarbino juodadarbiu, nes neturėjo nei išsilavinimo, nei įgūdžių. Ta diena jam teko sunkiai dirbti, basomis kojomis spausti kalkes. Po sunkios dienos jis atnešė parodyti tėvui 1 monetą, tėvas pažvelgęs į jo dienos uždarbį pasakė: dabar imk ir mesk šią monetą į upę. Sūnus atsakė: tėve, kaip aš galiu ją išmesti, ar nežinai, kaip sunkiai aš dirbau, kad uždirbčiau šitą pinigą, ar nematai mano skaudančių ir sužalotų kojų? Tada tėvas atsakė sūnui: o kiek kartų aš tau duodavau po monetą į dieną ir tu ją laisvai mesdavai? Ar nemanei, kad man pinigai lengvai ateina? Todėl, sūnau, žinok, kad nesuprasi pinigų vertės, kol jų pats neuždirbsi savo darbu, liedamas prakaitą. Biblija patarlėse 13 skyriuje 11 eilutėje sako: skubiai įgytas turtas sumažėja, bet kas renka pamažu, jį padaugina. Ir pagrindinė šios eilutės mintis yra ta, kad turtai mums tampa naudingi tik tada, kai suprantame jų vertę, o vertę suvokiame tada, kai įdedame darbo. O tai, kas lengvai ateina, taip pat lengvai ir išeina dėl to, kad netinkamai tai įvertiname. Taip pat Dievas, kalbėdamas apie pinigus, nori mums pertikti labai svarbę žinią, kad jeigu žmogus į pinigus žiūri kaip į savo gyvenimo tikslą, pinigai laimės jam neatneš. Patarlėse 23 skyriuje, 4-5 eilutėse parašyta: nenusivargink norėdamas praturtėti ir nepalik savo išmanimo. Jei leisi savo akims skristi į turtą, jo nebebus, nes tikrai jis pasidarys sparnus, kaip erelis lėks į padangės. Didelis noras pralopti paverčia žmogų vergu. Jis ima tarnauti pinigams, kurie tampa jo stabu. Ir apie tai labai gerai kalba eilutė iš 1 laiško Timotiejui 6 skyriuje, 10 eilutė, kur parašyta: meilė pinigams yra visokių blogybių šaknis. Jų geisdami kai kurie nuklydo nuo tikėjimo ir perveria save daugybę skausmų. Meilė pinigams tai godumas. Žmogus, kurio tikslas yra pralopti, turės daugybę skausmų. Atkreipkite dėmesį tai, kad ne Dievas siunčia nelaimės, bet pats žmogus savo atneša skausmą, siekdamas praturtėti. Biblija moko mus, kad pinigai yra tik priemonė, jokių būdų ne tikslas.
Ir toks požiūris yra tikrai išmintingas ir atneš pasitenkinimą gyvenime. Dievas sako mums per pranašą Agėją: mano yra sidabras ir mano auksas. Dievas kaip kūrėjas turi viską ir viskas, ką mes aplink save matome, priklauso jam. Pats Dievas yra mūsų šaltinis ir jis gali palaiminti mus bei duoti mums išminties naudotis viskuo taip, kad mes būtume patenkinti ir jaustumėme saugus. O taip nutinka tada, kai žmogus savo gyvenime nusprendžia klausyti viešpaties įstatymų, kurie nepriboja, bet saugo nuo pražūties. Dievas nori, kad pinigai mums taptų palaima. Tam jis mums ir davė tokius įsakymus ir patarimus kaip: nemylėk pinigų labiau už Dievą, nevok, nebijok žmogaus ir neduok kyšio, padėk našlaičiams ir vargšams, gyvenk pagal išteklius ir stenkis nesiskolinti pinigų. Visi Dievo įstatymai yra skirti žmogui gyvenime patirti pilnatvę. Ir šiandienos 7 minutės noriu užbaigti su tokia patarle, kuri sako: ne tas turtingas, kuris daug turi, bet tas, kuriam mažai reikia. Ir kaip ir kiekvienos laidos pabaigoje, kviečiu jūs į Biblijos studijų centrą sužinoti daugiau, ką kalba Šventasis raštas apie pinigus ir koks yra tinkamas požiūris į juos Dievo akimis. Taip pat noriu jūs padrąsinti, kad po laidomis paliktumėte komentaro apie tai, ką šiandien išgirdote, arba užduotumėte konkrečių klausimų, į kuriuos mes jums visada mielai atsakysime. Tai tiek šiam penktadieniui, telaimina jūs viešpats Dievas ir iki pasimatymo.